Labas vakaras, tiesioginėme Lietuvos ryto televizijos eteryje Nuoga tiesa. 20% atleisti, o likusiems pakelti algas. Sumažinti Seimo narių skaičių iki 101. Nes tauta tai emigruoja, Seimas tai nemažėja. Mažinti biurokratiją, nes jinai yra korumpuota, eikvoja išteklius ir iš tikrųjų nieko naudos jokios valstybei neneša. Toliau optimizuoti, taip vadinasi, švietimo sistemą. Vyksta policijos reforma. Ir visą tai, kaip pirmąjį savo užduotį, užsirašė Saulius Skvernelis, kuris yra šiandien čia pas mūsų studijai. Aš tik tai paskelbiu klausimą ir mes iš karto kalbėsim, nes jūs turit mažai laiko mums, o mes turim daug klausimų. Ar palaikote Sauliaus Skvernelio idėją sumažinti Seimo narių skaičių iki 101? Balsuokite ir skambinkite ir atsargiai sakykite savo nuomonę. 8520345537. Aš sakau atsargiai, todėl kad Seimas ėmė ir pataisė civilinį kodeksą ir jau visai netrukus kritikuoti valdžią gali kainuoti. Taigi galvokite, ką sakote. Man galite sakyti pastabas drąsiai, o jau valdžiai tai atsargiai. Premjere, visų pirma, labai ačiū, kad atėjote. Ir aš norėčiau jūsų paklausti tokio dalyko. Jūsų kolegos Seime praėjusią savaitę kone grąžina į Lietuvą viduramžius. Toliau aš skaitau laikraštį, kad jūsų kolega irgi Ramūnas Karbauskis instruktuoja Seimo narius, kad nebūtina ten atsakinėti visus klausimus, kuriuos žurnalistai klausia. Jūs kaip savo tikslą įsivardinot viešo sektoriaus reformą, kuri daugeliu žmonių, kas penktam faktiškai, kurie iš biudžeto gauna kažkokius tai pinigus, gali grėsti, bedarbystę. Ar jūs irgi ketinate su šita reforma žmonės užklupti netikėtai? Kaip pavyzdžiui tie viduramžiai, kurie galėjo nusileisti net Lietuvos? Pokyčiai viduramžiai. Ne, tiesiog... Mes apie embrionų šildymą, šaldymą. Šiandien tema kitokia yra, jeigu bus proga, galėsime prie tos grįžti. Iš esmės, tai tikrai nereikia gąsdintis, nes vyriausybė savo programoje, kuri tikiuosi bus rytoj patvirtinta, labai aiškiai yra pasakiusi apie pokyčių neišvengiamumą, tai vienareikšmiškai yra. Mes galime ginčytis, ar tikrai Lietuva, kaip jūs paminėjote, mažėjant gyventojų skaičių, turi turėti tokį viešąjį sektorių. Mes pirmiausiai kalbam apie valstybės tarnybą, nes viešajam sektoriui yra gerokai daugiau, ne 55 000 tarnautojų, bet daugiau negu virš 300 000, tai reikėtų atskirti mokytojai, gydytojai. Jo, reikėtų šitos grupės atskirti. Jų nelies jūsų. Mes pirmiausiai kalbam apie valstybės tarnybos biurokratijos mažinimą. Tikrai nėra tų procentų, kurių jūs paminėjote, kad 20% atleidžiam, kitiems keliam algas. Vyriausybė tiesiog užsibrėžus labai aiškų tikslą. Pažiūrėti labai aiškiai ir racionaliai, kokios funkcijos valstybėje yra vykdomos, kiek tai funkcijai vykdyti reikalinga žmogiškųjų ir finansinių resursų, kurios funkcijos yra dubliuojamos, kurios yra sukurtos perteklinės įstaigos. Vien dėl to, aš tą galiu atsakingai pasakyti, vien dėl to, kad reikia įdarbinti vieną ar kitą partijos bičiulį ir tiesiog pasiskaičiuoti labai aiškiai, kokį mes turėsim efektą. Tai bus padaryta, laikantis visų įstatymų ir racionaliai ir efektyviai paskaičiavus funkcijas, jų kaštus ir reikalingus resursus. Jeigu kas nori pasakyti, kad tų biurokratų vadinamų, kad jie nieko nedirba, jie nereikalingi, tai irgi tokios frazės iš mūsų vyriausybės negirdėjote, nes tas funkcijas turi daryti kažkas tai yra valstybės tarnautojai, bet šiandien yra nenormalu, kada valstybės tarnautojų darbas nėra orientuotas į rezultatą, svarbu dalyvauti procese. Ir jūsų tas pats darbo užmokestis visiškai nepriklauso nuo to, ar jūs gerai dirbate, ar tiesiog būnate procese. Tai mes norime mažesnės, efektyvesnės, tarnaujančio žmogui valstybės tarnybos. Ir tie tarnautojai, kurie tikrai darbuojasi, kurie tikrai yra motyvuoti, kurie generuoja idėjas, jie turi būti adekvačiai, jiems turi būti atlyginama, nes šiandien susidurėm su ta pačia problema, daug ką kalbėjome, kad tiesiog neįmanoma tų žmonių, ypatingai, kurie nėra valstybės sektoriuje, pritraukti į valstybės tarnybą. Tai yra pagrindinis tikslas. Jeigu kas galvoja, kad mažėjant gyventojų skaičiui ir kada iki šiol buvo mažinamas valstybės tarnautojų skaičius, jisai pūtėsi. Tai tikrai nėra normalu, bet dėl to jisai... Pirmininkavome Europos standartų. Na, buvo, bet dažniausiai, kur didžiausiai buvo idėja, kad pasakoma kažkas, reikia sumažinti kai dabar 5%. Na, kodėl ne 12, arba ne 7, arba ne 3. Nežinoma dėl ko. Tai tokia reforma yra nereikalinga. O kodėl, pavyzdžiui, jūs pažadėjote, kad nebus vienos ministerijos energetikos, o ministras jau yra ir šildo kėdę
sėkmingai. Tikrai ministras nešildo kėdės, ministras pradės nešildyti kėdę, bet dirbti. Jo užduotis, jisai nemato, kad jisai turėtų naikinti. Yra šiandien yra 14 ministerijų, mes privalom pagal konstituciją paskirti visus ministrus. Toliau yra energetikos ministerijos tikslai. Jeigu mes apsiribojame tuo, kas yra šiandien, tik tai projektai strateginiai yra baigti, liko vienas esminis projektas sinchronizacijos su vakarais atsijungiant nuo rytų ir jeigu tik tai to, tai tikrai perspektyvos nėra. Bet jeigu mes keliame kitokius ciklus, tada... Faktiškai beveik niekada pagal energetikai, taip sakant. Ne, tikrai ne niekada. Mes turime turėti naudą iš ministerijos. Mes dabar išsiskirsim trumpam su žiūrovais ir iškart po to aš vis dėlto norėsiu paklausti, kokiais būdais juodų sąrašų sudarinėsite, nes panašu, kad policijos departamento jau kalba, kad ten buvo reforma pradėta nuo juodųjų sąrašų ir susidorojama anaip tol ne su pačiais blogiausiais žmonėmis. Susitiktame po trumpos pertraukos. Sveiki sugrįžę čia į mūsų eterį, mes diskutuojame apie tai, ką numatęs nuveikti Saulius Skvernelis, mažindamas, išvaikydamas gal ne ta žodis, ne? Tikrai ne. Aš noriu paklausti, pono Banelio, jūs jau patyrėte, ką reiškia Skvernelio reformas. Taip, 30% pareigūnų liks be darbo. Jūs kritikuojama yra vyriausybės programa dėl nekonkretumo. Jūs turbūt turi turėti tą jau pojūtį, kaip čia viskas bus. Kaip čia dabar vaikys tuos žmonės ar nevaikys? Jo, tai biški, apie ką mes kalbam. Jeigu mes kalbame apie policiją, tai reikia aiškiai vardinti, kas dabar vadovauja policijai ir kas jau paskutinius porą metų vadovauja policijai. Jo, tai apie tai kalbėkime, nereikėtų maišyti dviejų dalykų. Jo, o kaip tai gyvendinama, tai tikrai mes jau ne vieną kartą... Juodi sąrašai yra? Jo, tai mes visi prisimenam, kaip, nuo ko pradėjo galbūt pokyčius policijos vadovai dabartiniai. Pirma, ką jie pasakė, kad yra didžiausia problema policijos yra visų grandžių vadovai. Jo, anot jų yra tokia problema. Paskui juodi sąrašai, skambėjo visa Lietuva, rašė dienraščiai, paskui buvo sėdintis, mėgantis pareigūnai ir baigėsi visą tai, kada buvo Oslo protokole aiškiai pasakyta, kad 30% reikia atleisti. Tai tas dabar tiesiog atbulom rankom reiškiasi ir daroma. Kitaip tariant, bet kokią gerą idėją, sumanimą galima sugadinti taip, kaip dabar yra daroma policijoje, dabartinių vadovų. Tai apie tai ir kalbėkime. Pone Skverneli, ar jūs suvaldysite? Vis tiek turės ne jūs visas įstaigas reformuosit. Jūs pasitraukėt, prašau, kas darosi su policijos reforma iš karto. Ne, tai irgi gal pavyzdys, tikslai, idėjos yra pakankamai geros ir racionalios, bet kur didžiausia problema iškilo, kada dingo labai ilgai kurtas, tikrai sunkiai, aš galiu, žiūrėdamas į Vytautą, pasakyti į Vladimirą, kada buvo visko, buvo labai aštrios situacijos, bet mes ieškom kompromiso ir socialinį dialogą turėjome. Ir tų reformų, kurias Skvernelis darė su komanda, tai buvo tikrai nemenkesnis apimties, bet nebuvo atleidinėjami žmonės, nebuvo įtampos. Dabar galbūt tikrai tas socialinis dialogas buvo prarastas. Dėl to, manau, čia didžiausia problema, bet tikiuosi, kad jisai atsiras dabar. Kalbant apie kitus sektorius, tai reikia be abejo nedaryti, kiekvienu atveju matyti racionalų pradą arba grūdą ir žinoti, kas yra partneriai, diskutuoti. Mes šiandien irgi buvom susitikę, nors dar vyriausybė nepradėjo dirbti su švietimo profesinėm sąjungom. Na ir įvairiom. Ir kada pasakoma, duokit pinigų, kur buvo pažadėjusi dabar dar veikianti vyriausybė, ir viskas įsispręs. Tai vienas toks girdėjimas, kita pozicija, kad taip, švietimo sistema pribrendo struktūrinėms reformams ir reikia iš tiesų pakeisti tiek mokinio rengimo kokybę, tiek pačio mokytojo galimybę kelti kvalifikaciją, profesijos prestižą kelti ir tada ieškoti pinigų sistemos viduje ir prašyti dar pinigų, ne dėl to, kad pakelti atlyginimus, bet dėl to, kad pakeisti pačią sistemą. Tai yra racionalus pokalbis ir tokiu būdu reikia rasti tą aukso vidurį. Bet šita vyriausybė tikrai yra neišvengiamai darys pokyčius, bet aš galiu dar kartą deklaruoti, kaip ir buvo su darbo kodekso, tas pauzės pusės metų atidėjimo. Mes kalbame su visomis grupėmis, profesinėms sąjungom, verslo asociacijom. Mes argumentuojame ir nesakome, žinote, kad 20% ir viskas. Reikia pasikliauti labai objektyviais, aiškiais ir moksliškai pagrįstais
apskaičiavimais, kriterijais ir tikslais, ko mes siekime. Jeigu mes norim mechaniškai kažkam nubraukti, čia proto nereikia. Paimam, išdalinam lapelius ir 20 ir kas nuo to? Pasikeis kas nors? Nieko nepasikeis. Jūs susidursi su tokiais dalykais, kaip antai, iš sabotažas, iškraipim. Nėra geresnio būdo nuversti vyriausybę, negu jos pradėtos geros reformas. Geri ketinimai paprastai ir sužlugo. Aš manau, kad šita vyriausybė irgi turi, tikiuosi bent jau, ko dar mes nepradėjom dirbti, bet ties kabinetas jis jau renkasi, mes bendraujame. Mes turim tikrai labai aišku tikslą. Labai aišku tikslą pakeisti požiūrį pačios vyriausybės į žmonės, į visas socialinės grupės. Ir nematyti sabotuotojų, nematyti kontrrevoliucionierių ir panašių tokių frazių nenaudoti. Taip, mes tikrai paaiškinam savo argumentus, išdėstom, išklausom kitą pusę, bet sprendimai, kurie bus reikalingi, jie bus priimti. Ir, jeigu toks likimas bus, kągi padarysi. Tai tokio buldozerio, kaip buvo su tais nelemtais ar lemtais embrionais, jūs nepaleisit? Aš tikrai nemanau, kad buldozeris ką nors sprendžia. Jis kartais ir būna labai geras tikslas, bet aš suprantu, kad norima ypatingai karštom galvom pasiekti labai greitai rezultatą. Taip, mes turime, iš tikrųjų laiko labai daug neturime, nes kur dursi pirštų, ten problema yra. Bet buldozerių ne. Jeigu diskusija iš tikrųjų yra racionali, reikia įsiklausyti, reikia ir kompromisų surasti, bet sprendimai turi būti padaryti. Blogiausias dalykas, kada sprendimai yra užšaldomi, išsispręs savaime, neįsispręs niekada savaime. Nes mes turime daug saulėtekių komisijų. Kurios... Nebus tokios, tikrai dabar. Saulėtekis jau yra susikompromitavęs, bet pokyčių reformų grupė bus, kuri tikrai padarys ir pateiks siūlymus konkrečius, aiškius, ką reikia daryti. Ne tai, kad aš sugalvojau ar kažkas tai sugalvojo. Mes turim vėlgi vadovautis vieną kartą sveikų protų, logika ir objektyviais kriterijais. Kęstuti, jūs supratote, kas vyks? Jūs perskaitėte visas programas? Atvirai pasakius, aš nesupratau, bet aš iš tikrųjų labai geranoriškas esu. Bet kuriai vyriausybė ir šitai, jeigu jinai bando keisti valstybės tarnybos sistemą. Man teko pačiam dalyvauti Saulėlydžioje ne vienoj komisijai. Kaip ekspertui, kaip mokslininkui, visai ne kaip politikui dar. 99 metais atsimenu. Ir vėliau, ir tikrai ateini su gerom idėjom ir sakai, ką reikia daryti, ir paskui atsiduri į tai, kad lyg tai biurokratija turėtų mažėti, bet jinai nuo to didėja. O ir skaičiai, kurie, tiesą sakant, darbuotojų skaičius nėra esminis dalykas. Reikia įdarbinti pusseserės. Tai darbuotojų skaičius irgi vis tiek po truputėlį didėjo. Tai aš norėčiau pasakyti, ko aš norėčiau palinkėti šitai vyriausybė, arba norėčiau išgirsti atsakymų iš premjero, ar mes panašiai suprantame. Iš tikrųjų, problema yra tai, kad valstybės tarnyba yra orientuota į procedūras. Štai policininkas, o štai jums suprantamas sritis paimsi. Policininkas, tarkim, kontroliuoja eismą naktį per pūgą, kur leidžiamas 90 km greitis. Žmogus važiuoja 90 km per valandą. Reikėtų nebaust. Tai yra nebesaugu, galbūt, slidu, bet tarkim, vidury dienos, tam pačiam kely, žmogus važiuoja 100 km per valandą greičiu, nors leidžiama 10. Tai pilna teisė turi baust. Procedūra jam leidžia ir jisai vykdo procedūrą. Tai štai, o reikėtų orientuoti į rezultatą. Jūs keletą kartų, aš labai dėmei klausiau, paminėtą žodį. Taip, aš norėčiau, kad būtų valstybės tarnyba orientuota į rezultatus, bet tada reikia labai daug ką pakeisti. Faktiškai, ko gero, reikėtų naikinti tai, kas yra įstatymas valstybės tarnybos. Aš siūliau dar 96 metais, kai įvedė 97 metais, kai mokslininkas rašiau tekstus, kad nereikia įvedinės valstybės tarnybos kaip tokios, užtektų darbo kodeksų. Čia jau labai techniniai dalykai, o mes norime, žiūrovai nori suprasti, kas vyks. Kaip jos pačius... Gerai, žiūrėkit, pasakysiu štai. Sako, panaikins 20% valdininkų. Nesako, jūs čia sugalvojate. Ne, čia nesugalvoju, aš girdžiu iš jūsų, vat iš Bako. Aš girdžiu iš šitos stovyklos, ne iš kitur, čia ne iš kitur. Žiūrėkit, ir aš ne visai suprantu. Tai dabar, žiūrėkit, viešuose pirkimuose, kur dabar kontroliuoja gal tik tais kokius 5-7% viešųjų pirkimų, irgi 20% panaikinsit ar padidinsit. Tai mat, kai kur reikia didinti, ko gero. O kai kur gal ir iš tikrųjų reikia mažinti, bet nebūtinai etatus, bet procedūras keisti. Tai mes apie tai ir kalbame. Darbas orientuotas į rezultatą. Taip. Aš norėčiau ilgai laukiantį žiūrovą įjungti mūsų pokalbį. Labas vakaras. Prašom jūsų nuomonę. Labas vakaras. Albertas iš Alytaus. Malonu.
Noriu paklausti, kaip anksčiau buvo, Lietuva vadovavo Europos Sąjungai pusmetį, kai buvo priimta valdininkų begalės ir tas buvo pasiteisinimas, kad dabar bus delegacijos, bus reikalingi daugiau valdininkų ir taip toliau. Kaip jie buvo priimti, taip nebuvo ir atleisti laikinai. Dabar reikėtų procentaliai panašiai mažinti. Kiek gyventojų skaičius Lietuvoje sumažėjo, tiek ir mažinti. Lygiai taip pat ir Seimo narių skaičių. Pažiūrėkite dabar Seimo narių lankomumas koks. Liktai girdėjau, kad apie 52-54% vidurkis lankomumo. Tai kaip gali būti šitoks lankomumas? Tai jeigu eilinis darbuotojas neateina į darbą, tai jį iš karto gali ir atleisti. O čia dabar... Vienintelė darbo vieta. Ačiū Jums labai už Jūsų nuomonę. Taip. Pabėgo. Kažkas tai dar buvo. Bet tai, jo, čia yra vienintelė darbo vieta, kur galima neiti darbą ir gauti užmokestį. Bet, ponė Skverneli, vis dėlto, mes jau esame turėję, norisi suprasti kriterijų žmonėm. Vis tiek, tie 50 000 valstybės tarnautojų, jie norėtų suprasti, kaip bus. Nes mes turėjom prie Butkevičiaus juodus tos sąrašus, kada viceministrus reikėjo išmesti, nežinia kokiais kriterijais, jie nebuvo paviešinti, tikriausiai kažkas tai žinojo. Bet tai juodi sąrašai, pažymos įvairiausius. Kas jums rašys tas pažymas, kad nepadaryt klaidų? Ar čia bus skiedros, kaip ten mišką kerti, skiedros lekia? Ne, tai vis vėlgi grįžkime prie to, ką paminėjo ir Kęstutis, yra procedūros. Kaip aš jums suformuluoti pavyzdį? Kad žmonės suprastų, yra dvi ministerijos, švietimo ir mokslo ministerija ir ūkio ministerija. Ir atsakomybės sritis, mokslas, inovacijos. Padalintos tarp abiejų ministerijų. Dvi auklės, vaikas be galvos. Mes ir kalbame tada, kad tokių būti negali atveju, kada dubliuojasi tą pačią sritį, dubliuoja dvi ministerijos. Ir iš tikrųjų atsakomybės jokios nėra. Procese dalyvauja abidvi. Jeigu aš pasakyčiau skaičių, kokios buvo investuotos ES lėšų įkurti slėnius, centrus, tyrimuosius įvairius padalinius ir kokia buvo grąža, tai pavyzdžiui, ten yra virš 400 milijonų, o grąža 2,8 milijonai naudos davė. Tai mes ir sakome, taip negali būti. Dėl tos procedūros kažkur tai turi atsidurti ar ūkio ministerijoje, ar švietimo ministerijoje atsakinga. Mes žinome, kad šitais ryčiai administruoti, generuoti pokyčius ir gyvendinti reikalingas tiek tai žmonių, tikslai jų yra labai aiškiai išmatuoti. Ne tai, kad mes būname, arba man pasako, departamentas, žinot, dirba mūsų gerai. Mes 8 000 raštų parašym. Na ir kas? A koks rezultatas? Bet mes raštų parašėme. Tai va šitos procedūros, raštų siuntinėjimas vien kitam. Matuoti raštus, čia blogai. Tai nėra kriterijus. Bet kada tu aiškiai suformuluoji uždavinį, ką turi pasiekti ir nuo to pasiekimo priklauso darbo užmokestis, tai mes ir sakome, kad gali būti šitas darbas padaromas ne 15 valstybės tarnautojų, bet 8 objektyviai, jeigu jie tikrai dirba, o nebūna 8 darbo valandas. Man nesvarbu iš principo, kiek jie valandų dirba. Svarbu rezultatas. Ar ten išeina pusė 5 ar 4, niekam neįdomu turėtų būti. Rezultatas yra, darbas atliktas, gali pretenduoti į darbo užmokestį didesnį. Jokių sąrašų, juodų, baltų mes ir neplanuojame. Čia kalbam apie politinio asmeninio pasitikėjimo pareigūnus, kurie iš tikrųjų praeina tą 9 straipsnį korupcijos prevencijos įstatymo. Juodi sąrašai tai yra, kai jūs atiduodat organizacijai pačiai tvarkai. Bet žiūrėkit, jūsų paties sprendimai. Julius Sabatauskas. Iki šiol galima jį labai prajuokinti, pasakius, kad va, jūs per senas, aš irgi labai sena, mes labai juokėmės iš to. Bet tai, žinot, kriterijus nori susiprasti. Kriterijus, atsakymas labai paprastas. Paradoksas tame, kad Julius Sabatauskas nebuvo pateiktas kaip kandidatas oficialus iš Socialdemokratų partijos į šitą poziciją. Buvo pamastymai, pasvarstymai, pakalbėjimai. Klausimas buvo, mano, ne apie Julių Sabatauską atsakymas, bet apie principus, kokiu formuojasi šita vyriausybė. Tai formuojama maksimaliai nepartinių principų, taip formuojama iš tų žmonių, kurie nepolitikavę. Bet nuskambėjo, aš žinokit asmeniškai įsižeidžiau, nes jūs mane iš vedėjų atleistumėte. Ne, tikrai aš nepasakiau ir kalbant apie senumą arba jaunumą, tai tikrai nėra anketiniai duomenys. Aš tikrai galiu pasakyti, pažįstu daug žmonių ir matau darbuotojų, kurie yra pagal pasą jau solidesnio amžiaus arba brandesnio, bet jų veikla ir jų entuzijazmas ir mintis yra prilygsta gerokai geriau negu ten kokio nors 30-mečio. Tai ne tai turėtų minėti. Kalbant apie 30-mečius. Principus aš pasakiau. Julius Pagojus, ne? Dar vienas skandaliukas, toksai nedidukas. Kodėl jis jums tiko, nepaisant to, kad neturėjo teisių?
Matote, Jūs lankstus? Ne, ministrui teisės reikalingos ir pareigos dar labiau reikalingos. Kalbant apie vairuotojo pažymėjimą, tai ta informacija iki mano pokalbio man nebuvo žinoma. Tada, kada buvo pateikta jau galutinėme etape, kad buvo prieš 1,5 metų padarytas pažeidimas, administracinis teisės pažeidimas, tai vėlgi iš bendrų teisės principų žiūrint jis jau pasibaigęs, turėjo būti pasibaigęs. Niekas nežinojo. Po to tik pradėjo iškeiti aplinkybės, kad buvo Pone Skverneli, jūs atleisite tuos, kurie jūs dezinformavo šituo atveju? Aš manau, kad tokiu atveju tikrai pasielgta buvo netinkamai. Mes kalbėjomės ir buvo pareiga, manau, kiekvieno padoraus arba, sakykime, atsakingo žmogaus pasakyti apie galimas grėsmės. Dėl to... Apie savo galimas grėsmės? Savo galimas grėsmės. Gerai, Darius Petrošius, koks yra cenzas? Darius Petrošius sudegė dėl 10 metų senumo reikalų. Tai koks tas, nes mes turime labai susikompromitavus, pavyzdžiui, Žemės ūkio ministerijoje galima rasti žmogų vadovaujantį nacionaliniai žemės tarnyboje, neformaliai vadovaujantį, kuris turėjo tokią pravardę Lietuvos pirmasis ir pagrindinis žemgrobys, ne? Jisai tebesėdi ministerijoje, ne? Nes turi giminių. Kita vertus, Petrošius dabar ima, aš jums supažintinsiu. Aš galiu pasakyti, jau supažintinsis, bet Darius Petrošius kandidatūra man tiko, aš teikimą padariau, bet tai, kas pradėjo po to virti ir viešoje erdvėje, ir neviešoje erdvėje, tiesiog Darius priėmė kitokį sprendimą, saugodamas turbūt save ir savo šeimą. Taip, kad čia atsakymas labai paprastas. Taip, aš remiuosi tais oficialiais dokumentais, kalbant apie galimas sąsajas, kurios buvo vardinamos su vienu iš skandalingos reputacijos, kaip tai vadinama, verslininkų dabar. Tai aš galiu pasakyti, kad tokių sąsajų tiesiogiai tikrai nebuvo. Kalbant apie civilinius tos santykius, apgavo, neapgavo, tai jau vertinti tikrai yra ne man, bet jisai tokį priėmė sprendimą, vertindamas visą tą foną ir vertindamas, kad tai gali būti kliūtis sėkmingai darbuotis. Iš kur visą tai kilo, tai jau čia klausimus irgi yra ne man. Žiūrėkit, jūs sakot 101 Seimo narys. Tai taip, čia jūsų skaičius. Kodėl ne 56? Būtų patogiau. Taip, tai aš sakau 111, jeigu neklystu. 111. Dėl to, kad aritmetika labai paprasta. Dabartinis Seimo narių skaičius yra įtvirtintas, gal Kęstutis pataisys mane, jeigu aš klystu, tai, kad konstitucijoje visi žinome, bet jisai susietas yra su Lietuvos TSR aukščiausios tarybos deputatų skaičiumi, kuris buvo 90 metais. Ir nuo to laiko jisai yra įtvirtintas konstitucijoje, nepaisant tai, kad mūsų gyventojų gerokai sumažėjo. Tai jeigu mes kalbam apie atstovavimą, atstovavimą, koksai buvo, kiek buvo Seimo narių arba deputatų atstovavo 90 metais gyventojų ir dabar, tai man atrodo, kad tas skaičius ir turėtų būti 101, 111, tiesiog mūsų mažiau ir atstovaujamoji dalis įstatymų leidžiamoje valdžioje turi būti mažesnė. Tai yra natūralu. Vieni sako blogai, mažesnis Seimas, didesnė tikimybė galbūt korupcijai pasireiškia, kadangi įtaką reikia mažiau daryti. Bet šiuo atveju, tai aš manau, kad jeigu apie valstybės tarnautojus mes turim įsigilinti į funkcijas ir procesą, tai dėl Seimo narių visgi turi būti susijęta su gyventojų, kuriems atstovauja skaičiumi proporcija. Ar piliečių? Galbūt netgi sakykime, kad ar ir tų... piliečių? Na, piliečių vėlgi pažiūrėkime. Gyvenantis Didžioji Britanija yra pilietis. Bet Kęstuti, mes irgi sakome labai paprastą alternatyvą, kad tiems žmonėms, mūsų piliečiams, nesudarant teisę šiandien balsuoti. Kodėl nesudarome? Dėl to, kad mes sudarome, mes jūs verčiame ateiti į praktiškai ambasadas, gauti tas, atlikti procedūras. Mes visi turime valdžią. Ir mes tada, kaip suprantu, visi pritarė už elektroninio balsavimo įteisinimą. Jūs šito sieksit? Mes šito sieksime. Vėlgi. Dabar aš jūsų noriu dar vieną... Pažiūrėkime vėlgi modelį. Aš, pavyzdžiui, išnagrinėjęs pakankamai nuodugniai Estijos modelį, nematau jokių grėsmių. Matau tokius sudėtus saugiklius, kurie iš esmės leidžia apsaugoti, netgi rinkėjų leidžia susipažinti po to, ar tikrai jo balsas buvo skaitytas, kaip jis balsavo. Tai yra toks modelis. Taip. Aš dar jūsų norėčiau paklausti dar vieno dalyko. Žiūrėkit, biurokratijos prabanga tai yra tai, kas labiausiai žmonės tikriausiai erzina. Nepaisant to, kad sunku pasikviesti ministrą dirbti už 2000 eurų, bet jisai atvažiuoja, pavyzdžiui, kad ir... Kokiu automobiliu jūs atvažiavo čia į šitą laidą? Juodu. Čia taip, Seimo pirmininkas atvažiavo tuo, pasakė. kurį šiandien skiria vadovybės apsaugos departamentas ir pasako, kad šitas automobilius jūs sėskite, mes jūs vežame ir saugome. Geras atsakymas, bet žiūrėkit, bet tai yra prabangus automobiliai, taip? Tai yra mūsų šalyje, kur kas 5 yra ties arba už skurdo ribos, biurokratija naudojasi, jinai gyvena prabangų gyvenimą.
po kažkiek tai, po kažkurio tai laiko pabuvimo valdžioje, vat, pavyzdžiui, jūs tik tai valstybės tarnybai buvo. Ir jau žmonės apžiūrėjo jūsų namą, ne? Namą, tvorą, viską apžiūrėjo. Tavrasi, jūs galit, būdamas biurokratiniai sistemoje, jūs galit susikurti savo gyvenimą, kurio žmogus laisvoje rinkoje Lietuvoje nesusikūrė. Kaip jūs su tuo, gal persiskiti Škodas kokias nors, kad atitiktume tautą? Nuo susikūrimo. Tai priklauso nuo to, kaip tu dirbi ir kaip tu suvoki darbą. Jeigu tu dirbi nuo 8 iki 5 ir lauki, kad tau kažkas tai nukris paduos, tai tavo bus vienos sąlygos. Jeigu tu dirbi per 2-3 darbus, sieki kažko, tai sieki iš tikrųjų laiptas po laipto tam tikros karjeros, tu gali susikurti, jeigu iš tikrųjų išnaudoji ir finansinio skolinimosi, rizikas tam tikras ir galimybės. Taip, kas sėdi ant raudonos arba baltos sofutės, jeigu ir tu tą nori padaryti po darbo. Aš prisimenu laikus, aš dirbau po 2 ir po 3 darbus. Ir neskaičiavau darbo valandų. Taip, kad kiekvieno yra galimybės vienodo šiuo atveju. Dėl biurokratizmo. Aš kalbant apie saugomus asmenis, tikrai sprendžia vadovybės saugos departamentas, koks automobilis yra saugus. Čia nėra prabangos. Dėl kitų. Taip, labai Škoda populiarus automobilis dabar visur yra. Dar daugiau. Jeigu mes kalbam apie visų ministerijų konsolidavimą, mes tikrai kalbam apie 14 autoūkių atsisakymą. Mes kalbam apie galimybę turėti automobilius, kuriais būtų galima tiesiog kortelės pagalba pasimti, kad tu nuvažiuoji kilometražą. Mes kalbam apie galimybę, kad ten būtų, jeigu kalbam apie Vilnių, elektroautomobiliai, kurie būtų pigus, pigi eksploatacija, pigi savikena. Maži automobiliai. Nereikia prabangos, tikrai jokių būdų. Jeigu reikia kažkam tai reprezentavimui, taip, gali būti keli automobiliai, kada atvažiuoja pas ministrą kolega, kur reikia iš tikrųjų limuzino klasės automobilio, viskas tvarkoja. Kasdien to nereikia. Škoda puikus automobilius, aš pats važinėjau, pats vairavau. Dabar mums užskaitys reklamą. Negerai tada. Ir kiti panašios klasės automobiliai yra tokie patys puikus. Volkswagenai, Golfai ir visą kitą. Taip. Aš kviečiu dar vieną žiūrovą įsijungti mūsų pokalbį. Labas vakaras. Ir prisukti televizorių. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip, klausome jūsų nuomonę. Aš prisukau. Taip, pirmiausia, norėčiau visiems pasakyti, ką pasakė prieš 2 metus buvęs ministras pirmininkas Butkevičius. Jisai pasakė, kad per metus 20 milijonų padaro nuostolių valdininkai, kurie žaidžia internetu, geria kavą ir kalbasi telefonais. Įsivaizduojat? O dabar duosiu tokį pavyzdį. Per krizę, ką padarė Latvija, ką mes kalbėjom apie Tarptautinį valiutos fondą, kad jisai, oi, kokios sąlygos, mes negalim skolytis už 2,3%. Skolinamės už 9%. Čia nusikaltėliai, kurie skolinasi už 9%. Ir įdomu, kada kas atiduos. Ačiū Jums labai už Jūsų klausimą. Mes, premjerė, čia bus tikriausiai paskutinis Jums klausimas. Bet pasakykit, Jūsų tokį dalyką kaip asmeninė biurokrato, valstybės tarnautojo atsakomybė už tai, kokius sprendimus jisai priima. Jūs įsivaizduojat, kad bausti, gražinti padarytus nuostolius? Nėra taip. Jeigu jūs paskaitysite mūsų vyriausybės programą, kuri tikiuosi rytoj įsigalios, ten labai aiškiai suformuoti tikslai, pasiekti dėl asmeninės atsakomybės ir dėl imperatyvios žalos atlyginimo, jeigu tyčiniais kaltais veiksmais arba neveikimu buvo padaryta žala valstybei. Tai yra labai aiškiai mums tai įrašyta. Ir manau, kad mes turime pasiekti ir įgyvendinti, kad nepalyti diskrecijos teisės institucijai, kreiptis, nesikreipti vieninteliu atveju, bet jeigu tai yra tyčia ir žala padaryta, neturi būti išieškota. Mes dabar išsiskirsime trumpai pertraukai, o po to mes turime poną Urbšį, kuris turi geležinį argumentą tam drastiškam mažinimui, tai yra korupcija. Tai yra, kaip tas viskas vyksta.